Ačiū labai už. Tai va, dabar yra ta pagrindinė vieta, pagrindinės banketo laikas, į ką mes visuomet vedame, į ką mes einame. Šiandien girdėjote tikras gyvenimo istorijas ir visose tose gyvenimo istorijose, kiekviename tame gyvenime, Žilvino, Birutės, Arūno ir mūsų visų, kurie čia organizavom viską, čia vežėm, nešėm, jungiam aparatūras, ruošėm, užsakėm salę. Visų mūsų gyvenimuose kažkuriuo tai laiku buvo ta kryžkelė, kada mes susitikom su Dievu, kurio vardas yra Jėzus Kristus. Iki to laiko mes girdėjom apie tokį, kad yra kažkoks toksai. Yra Jėzus, jis kažką ten išgydė, pamokslavo, jis mokino, mirė ant kryžiaus. Mes visi žinojom, kad yra toksai. Mes gimsame, žinom, mes kažkur išgirstam tos dalykus. Bet į kiekvieno žmogaus asmeninį gyvenimą ateina laikas, kada į tavo gyvenimą ateina laikas, kada tu asmeniškai su juo susitinki. Ir Dievas, jisai banketo metu, Jėzus sakė išeidamas, sako, jums gerai, kad aš išeinu, nes išeidamas atsiųsiu šventąją dvasią. Ir šiandien Jėzus ne kūno pavydalu, bet savo dvasios buvimu, jisai ateina iš tos banketus. Ateina, jis dalyvauja. Ir tie, kas pirmą kartą šiandien esate čia, jūs galite net pajausti jo buvimą šalia tavęs. Tavo gyvenimą, šiandien girdėjot, Birutė kalbėjo, Žilvinas kalbėjo, aš ką užfiksavau, ką jie pasakė. Sako, aš nepadariau nieko gero. O Žilvinui sako, ką tu gal kažkokius šventus prispaudimus padarai, kad šis staiga toks šventas pasidarai. Ir mes, matot, einam žmonės, ne mes, o žmonės, visi žmonės, kurie eina į pražūtį. Eina į pražūtį, į teritoriją, kurioje nėra Dievo, į tam žnybę. Kodėl jie ten eina? Vienintelė priežastis, ne dėl nuodėmių jie ten eina. Ne dėl nuodėmių žmonės eina į pražūtį. Ne dėl tavo nuodėmės tu eini į pražūtį. Nes mes visi gimėme nuodėmingi. Visi turėdami tokią prigimtį gimėm. Visi esame tokie patys. Tu nesi kažko blogesnis už mane. Tu esi toks pat neteisus, koks ir aš esu neteisus. Bet žmonės eina į pražūtį dėl to, kad kai buvo jų gyvenime tik galimybė susitikti su Jėzumi, priimti Jėzų savo širdį, jie atmetė gelbėtoją. Vienintelė priežastis, dėl ko tu galėjai tai pražūti, tai atmesti gelbėtoją savo gyvenime. Ir kad tu priimtum Dievo dovaną, priimtum amžinai gyvenimą, priimtum jo meilę, tau nereikia kažkuo tai pasigerinti, ateiti čia švariam, pasipudravusiam. Viską, ką jūs matot dabar banketus, ateinat, viskas yra paruošta. Stalai paruošti, maistas paruoštas, viskas organizuota. Tai yra dovanai, tai viskas vyksta dovanai. Dievas lygiai taip pat, jis viską yra paruošęs, jisai paruošęs dovaną. Jis paruošęs tau pačią didžiausią dovaną, tai savo sūnų, Jėzų Kristų. Jo gyvybę jis paaukojo asmeniškai už tave. Ne už visus, bet asmeniškai už tave. Ir tu vienintelis esi tas, kuris gali priimti šitą dovaną arba ją atmesti. Dievas per prievartą neteisi tavo širdį. Jis davė tau laisvą pasirinkimą, laisvą valią pasirinkti. Ir mes visi prieinam šitą kryžkelę. Ką tu pasirinksi? Ar tu priimsi Jėzų savo širdį, toks, koks tu esi dabar? Ar tu priimsi į savo širdį? Ar tu toliau pasiliksi tame, žinau apie Jėzų, žinau, kad yra toksai, bet aš toliau gyvenu, aš esu savo gyvenimo karalius. Tai mes kviečiame kiekvieną žmogų priimti Jėzų savo širdį.
išgirsi šitos liūdėjimuose, kad jis yra gyvas, yra realus, jis yra tikras. Dievas myli tave. Dievas nėra, taip, Dievas yra ir teisėjas, jis yra teisingas Dievas, bet taip pat Dievas yra meilė. Dievas yra gailestingumas. Dievas myli tave. Jis myli labiau negu tavo mama tave kažkada mylėjo, labiau negu tavo tėtis mylėjo. Jis yra tavo tėtis, jis yra tavo mama. Jis yra tai, ko tau reikia. Tu galvoji, susirasiu žmoną, susirasiu vyrą ir būsiu laimingas. Gerai, susirasiu, o kas toliau? Pasiteisiu namą ir būsiu laimingas. Pasiteisiu tą namą, o kas toliau? Tada, nežinau, pradėsiu keliauti kažkur, uždirbti daug pinigų, tu uždirbsi pinigų, pradėsi keliauti, o kas toliau? Vis tiek jausi tą pačią tuštumą savo širdyje. Ir ta tuštuma, ta širdyje, jinai priklauso vieninteliam asmeniui, tai yra Jėzui Kristui. Ir šiandien tas asmuo, jisai beldžiasi į tavo širdies duris ir jisai klausia, ar tu atidarysi man šitas duris, įleisi mane į savo gyvenimą. Kaip man tą padaryti? Paprasta malda. Lūpomis mes jį pasikviečiame. Širdimi tikime ir taip gaunam amžiną gyvenimą. Dovanai. Nieko tau nereikia daryti. Tau reikia tik patikėti juo. Evangelija yra tokia gera naujiena, kad net sunku patikėti. Čia išverdus iš graikų kalbos, ką reiškia Evangelija. Ir mes šiandien skelbiam jums gerąją naujieną, kad tau tik reikia patikėti. Viskas. Tai va, kalbėsim dabar atgalos maldą. Kviečiu visus tiesiog, kaip Žilvinas sako, aš nuleidau galvą ir kad man nieks neblaškytų ir aš tiesiog kalbėjau šitos žodžius ir pažiūrėkit, kaip Dievas pakeitė. Jo nieks negalėjo pakeisti nei policija, nei milicija, jis ten kaip kalbėjo, nei psichologai, nei kalėjimas. Jėzus atėjo į kalėjimą pas jį asmeniškai. Jis priėmė Jėzų į savo širdį, šiandien jis yra liudininkas. Mes šiandien esame liudininkai, kad Jėzus yra gyvas. Ir jūs galite tapti liudininkais, kad Jėzus yra gyvas. Todėl kviečiu kiekvieną sukalbėti atgalos maldą. Dabar tą ir darysime. Tai tiesiog nuleiskime galvas ir kartuokite žodžius, kurias tarsiu. Viešpatie Jėzau, ateinu pas tave, toks, koks esu. Aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis. Aš tikiu, kad tu mirėjai ant kryžiaus, praliedama savo šventą kraują, asmeniškai už mane, dėl mano padarytų kalčių ir nuodėmių. Tikiu, kad 3 dieną prisikėlei ir esi gyvas šiandien. Atleisk man už visas mano padarytas nuodėmes ir kaltes. Dėkoju, kad savo šventų krauju nuplauni mane nuo visko, kas mane buvo suteršę ir surišę. Savąja dvasia įeik į mano širdį. Dėkoju tau, kad padarai mane Dievo vaiku ir dovanoji man amžinai gyvenimą. Aš priimu tave dabar ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu tave savo sielos gelbėtoju ir savo gyvenimo viešpačiu. Amen.